Не в канцелярских товарах? Это special. This is the special stencil paper. Обычная калька, как раньше была. Привет. Привет. Как жизнь? Супер. Серьезно, aišku, visą naktį tai buvo, tai susikariniu, kaip oras. Nu, tai buvo ir kašų, ir tausdavau viską. Vienas važiavau. В Одессу važiavau, per Baltarusiją. Как там? Девчонки красивые. Tiomuška, mūsų geras meškutis draugas baikeris. Vienas fainas žmogas. Ir pradėjom nuo koverio. Nu ir va, dabar baiginėjom full sleeve ir pradėsim žiemą naują full sleeve. Ką aš galiu padaryti? Nieko. Все уже? До новых встреч. Да. Счастливо. Пока. Pradėjom rankovę, dar kitaip vadinama full sleeve. Tokia krikščioniška religinė tematika. Mūsų senam klientui, Blekui. O dabar darysim šventą šerbelį. Pasikviesim gerbiamą klientą. Perkelsim ant peties, atsilia kalkę. O, kalkė. Kalkė, tatuiruočių kalkė. Ir pavyškai darysim portretą. Mylimiausias stilius. Koks tai yra? Nu, toks realizmas. Nors čia yra tapybos darbas, paimtos ne iš nuotraukos, bet stengsim kuo tikroviškiau perteikti. Su visom raukšlelėm, su visais pageliais. Jums labai labai įdomus darbas. Istorija apie mano tatuiruotę ant subinės tą Friedrichą Nyčę, kaip jisai paprikolino su mano mama. Nepasakau to? Aš dariausi ir mano mama darys tatuiruotę, bet aš pirma buvau ir tipo paskambinau mamas, kur jau gali atvažiuoti, jau tuoj man pabaigs tatuiruotę. Net nežinojau, nei ką aš ten darysiu, nei ką, ir taip žiūri. А что тут написано? Я такая, не поймешь.
Данис так сели, что стоял и деньги были. Ну вот ты такой, иди ты. Хорошо, что папа не понимает по-английски. Это значит.